Noriu parodyti, ką dar esu užsisakęs ir užsidėjęs. Tai laikiklius, tai yra Crash baro apsaugas. Užsisakiau iš Ali ir iš Temu. Realiai absoliučiai vienoda, tik tais kainos skiriasi. Na, aš vienus užsakiau, kad būtų su DS900 užrašu, kitą užsakiau be užrašo. Realiai iš dviejų dalių, kadangi čia yra, tai ar tu sumaišęs šitas dėsi, ar šitas jokio skirtumo. Nežinau, kaip varžtų kokybė kol kas. Paprastai tai, kaip atvažiuoja iš Ali varžtai, tai jie būna, neužilgo, tai pasidaro, kaip šitas laikiklis. Ką dar užsisakiau ir užsidėjau, tai užsidėjau galinį purvasaugį. Visai neblogos atrodo kokybės, praktiškai, gal ir minkštesnis, bet čia didesnis yra šitas. Tai kaip tvirtinasi, taip atvažiuoja visas toks korpusas, žodžiu, čia yra skylutė, įsistato tas varžtelis ir iš antros pusės yra truputėlį sudėtingiau tvirtinas. Čia atvažiuoja kartu su, taip, sufokusuoja ar ne, toksai cilindriukas plastikinis, nes pasikelia aukščiau, atvažiuoja kitas varžtas ilgesnis truputėlį, žodžiu, tvirtinimas šlangučių, stabdžių ir ABS-o laiduko išsisuka varžtas, paimam kitą, į apačią pakišam tą atvažiavusi plastikinį cilindriuką ir įsukam. Durnai, kad jokios instrukcijos nėra, bet, pažaidus ten kažkiek tai galima surasti. Taigi, vietos pakankamai. Į offroadą labai lysti su tais motociklais nerekomenduotina. Tai dėl svorio, kas profai labai didelį, tai gali. Taigi,